Labą dieną visiems. Šiandien turim 115 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome kabutėse apie tautų pavasarį. Šį kartą pakalbėsime apie Vokietijos suvienijimą. Pirmiausiai apie Vokietijos kunigaikštystės po Vienos kongreso. Taigi iki prancūzų okupacijos Šventoji Vokiečių tautos Romos imperija buvo netvirta daugelio smulkiųjų kunigaikštysčių sąjunga. Ją 1806 metais panaikino Napoleonas. Vienos kongrese Šventoji Vokiečių tautos Romos imperija nebuvo atkurta. Vietoje jos buvo sukurtas naujas politinis darinys, tai yra Vokietijos sąjunga. Vienos kongrese vokiečių kunigaikštysčių buvo dar labiau sumažinta. Vokietijos sąjunga 1815 metais birželio 8 dieną pasirašius jos konstituciją sudarė 35 kunigaikštystės ir 4 laisvieji imperijos miestai. Centrinis jos valdymo organas buvo kunigaikščių ir karalių paskirtų atstovų susirinkimas, tai yra Bundestagas. Po Vienos kongreso kai kurie kunigaikščiai pasiūlė panaikinti vidaus muitų sienas ir sustiprinti ekonominius vokiečių valstybių ryšius. Labiausiai muitų sąjungos sukūrimu buvo suinteresuota Prūsija. Vienos kongrese už Rusijai atitekusią Varšuvos kunigaikštystę Prūsija gavo Pareinio kunigaikštystės ir Vestfaliją prie Prancūzijos sienos. Kadangi šias žemes nuo Prūsijos skyrė Vidurio Vokietijos kunigaikštystės, buvo stengtasi visas jas suvienyti. Po ilgų derybų 1834 metais buvo įkurta bendra Vokietijos muitų sąjunga. Į ją neįėjo tik Austrija. Apie nacionalinio judėjimo pradžią. Po Napoleono karų ir Vienos kongreso daugelis piliečių buvo patenkinti įsivyravusia taika ir politinė santvarka. Tačiau dalis patriotiškai nusiteikusių vokiečių studentų, dalyvavusių kare prieš Napoleoną, buvo nusivylę Vienos kongreso sprendimais. Jų tikslas buvo vieninga vokiečių nacionalinė valstybė. 1817 metais spalio 18 dieną prie Vartburgo pilies buvo surengtas studentų suvažiavimas. Į jį atvyko 11 Vokietijos universitetų atstovai. Šventės dalyviai sakė patriotines kalbas, reikalavo suvienyti Vokietiją. Po Vartburgo šventės nacionalinis judėjimas Vokietijos universitetuose dar labiau išsiplėtė. Bijodamas, kad šie įvykiai gali sukelti net revoliuciją, Austrijos kancleris Meternichas reikalavo sušaukti didžiųjų valstybių konferenciją, kurioje be Austrijos ir Prūsijos dalyvavo dar 8 vokiečių valstybės. Konferencija posėdžiavo 1819 metais rugpjūčio 6–31 dienomis Karlsbade. Šioje konferencijoje buvo nutarta uždrausti Vokiečių studentų sąjungą, o studentų ir profesorių veiklą pavesti tikrinti vyriausybei patvirtintiems prižiūrėtojams.
Visi profesoriai, agitavę studentus prieš esamą santvarką, turėjo būti pašalinti iš universitetų. Taip pat buvo įvesta griežta spaudos cenzūra, bendra komisija turėjo sekti visuomenę ir užkirsti kelią bet kokiai agitacijai kunigaikštystėse. Apie nepavykusį mėginimą suvienyti šalį. Kai 1848 metais Vieną pasiekė žinia, kad Prancūzijoje prasidėjo revoliucija, o karalius Louis Pilypas priverstas atsistatydinti, Austrijos sostinės gyventojai sujudo. Miesto kavinės buvo perpildytos žmonių. Čia buvo dalijamasi naujausiomis žiniomis apie revoliuciją Paryžiuje ir prasidėjusius neramumus Vokietijos miestuose. Įtampa ėmė didėti, žmonės puolė į bankus atsiimti savo pinigų. Maisto produktų kainos kilo ne dienom, bet valandom. Stiprėjo visų gyventojų sluoksnių nepasitenkinimas vyriausybė. Imperatoriui buvo įteiktos peticijos reikalaujant pertvarkyti valstybės valdymą, sušaukti parlamentą, panaikinti cenzūrą ir reformuoti ekonomiką. Tačiau imperatorius Ferdinandas reikalavimus atmetė. Jis nesitikėjo, kad revoliucija gali kilti jo valdomoje šalyje. Todėl 1848 m. kovo 13 d. studentų demonstracijai virtus ginkluota kova, imperatorius iš nuostabos teištarė: ar tai vyksta iš tiesų, kabutėse. Išsigandęs jis tuoj pat atleido iš pareigų jam 39 metus tarnavusį kanclerį Meternichą. Žinios apie Vienos įvykius pasiekė Berlyną ir 1848 metais kovo 18 d. demonstracija bei barikadų kova prasidėjo ir šiame mieste. Berlyniečiai nuo stogų ant kareivių galvų ėmė mėtyti akmenis, pilti karštą vandenį, šaudyti iš savo būtų. Iš muštruotos kavalerijos gretos pakrypo. Generolai su sukilėliais pasiūlė susidoroti bombarduojant miestą patrankomis. Karaliui Frydrichui Vilhelmui IV nepatiko mintis, kad jo valstybės sostinė gali būti sugriauta savos kariuomenės. Jis įsakė jai atsitraukti ir sutiko įvykdyti sukilusių miestiečių reikalavimus. Panašiai įvykiai klostėsi ir kitose vokiečių kunigaikštystėse. Sukilėliai pasiekė, kad būtų pakeisti nekenčiami ministrai, buvo garantuota spaudos ir susirinkimų laisvė, leista išsirinkti parlamentus, kurie turėjo patvirtinti konstitucijas. Vienas iš pagrindinių revoliucionierių reikalavimų buvo Vokietijos parlamento rinkimai. Mažai galios turėjęs Vokietijos sąjungos Bundestagas buvo paleistas ir 1848 metais gegužės 18 d. išrinktas nacionalinis susirinkimas. 812 deputatų susirinkę Frankfurte turėjo parengti ir priimti naują konstituciją ir padėti pagrindus Vokietijos susivienijimui. Frankfurto parlamento nariai manė, kad priėmus naują konstituciją Vokietija bus suvienyta. Daug diskusijų kilo dėl Austrijos. Dauguma deputatų manė, kad būsimą Vokietijos imperiją gali sudaryti tik vokiškos Austrijos žemės. Tai nepatiko Vienos vyriausybei ir ji atšaukė deputatus. Tuomet nacionalinis susirinkimas pasirinko vadinamąjį kabutėse mažosios Vokietijos kelią, tai yra suvienyti Vokietiją vadovaujant Prūsijai ir neįtraukti į šią suvienytą valstybę Austrijos. Tačiau Frydrichas Vilhelmas IV atsisakė Frankfurto parlamento pasiūlymo tapti Vokietijos imperatoriumi. Nacionalinio susirinkimo delegatams jis pasakė imperatoriaus karūną galįs priimti tik iš vokiečių kunigaikščių, o ne parlamentų rankų.
1849 metais revoliucija buvo nuslopinta, o Frankfurto parlamentas išvaikytas. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie Vokietijos kunigaikštystės po Vienos kongreso. Kuo Vokietijos sąjunga skyrėsi nuo Šventosios vokiečių tautos Romos imperijos? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie nacionalinio judėjimo pradžią. Kodėl dalis vokiečių nusivylė Vienos kongreso nutarimais? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Trečia, trumpai papasakokite apie nepavykusį mėginimą suvienyti šalį. Kokią reikšmę vokiečių žemėms turėjo 1848 metų revoliucija. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.